Kažką ten su kompais. Sveiki, gerbėmiai. Sveiki, sveiki. Labadiena. Su jumis vėl podcastas Kažką ten su kompais, vedėjai Vytautas. Kastas Mykolas. Ir Karolis. Šiandien yra 2026 metų birželio 22 diena. Verdam kaip virtiniai. Jau. Ir šiandien 64 epizodas, tai programuotojams čia toks vienas iš įdomesnių skaičių. Jubiliejus, palauk gal jau. Jubiliejus, sakykim taip, toks visai padorus jubiliejus. Palaukit, sulauksim 6-7, tai pablūs jaunimas. Jeigu klausytų, pablūstų. Galimai. Nieko, 128, va čia bus rimta. Jeigu nebus ten kokio buffer overflow. Man toks visai lengva nuostabų sukėlė, aš atsidariau mūsų Kažką ten su kompais puslapį ir žiūriu, kad mes jau kopiam į 3 metus, tiesą sakant. Kažkaip labai maloniai nudžiugino ir maloniai nuteikė ir toks visai nemažas skaičius pasirodė. Kaip ten sako, jeigu būtų vaikas, tai jau galėtų į darželį eiti, ar ne? Ar kažkaip taip. Bet čia tik tais Vytautas gali atsakyti tą klausimą. Ir turbūt ne Vilniui. Turbūt ne Vilniui. Turbūt ne Vilniui. Tvarkoj, tai ką užtikot Fedivisatoje lietuviškoje įdomesnio? Aš tai čia praeitą savaitę mačiau RQ Rimas pasiskundė dėl kažkokio Mastodono vertimo, kad su bendratim. Tai čia yra kalbos klaida, už kurią baudžiama mirtim. Tai į pasko tenai užsivedė, kad kažkas, kas vertė, kas negerai vertė ir apie tai užsivedė tokia visai. Man pasirodė net ne diskusija, toks vienas ar kito daužimas be reikalo. Ir toks pasipiktinimas vieni kitais, galbūt netgi. Jo, piktinimas vieni kitais, bet toks ilgas gavosi. Tai čia galima bus pridėti, pasižiūrėti, pasiskaityti, kam. Dasidai, man kas juokingiausia, Vytai, aš ten gana anksti tą diskusiją įsijungiau, įsimečiau į mikrobangų krosnelę spragėsių, užsimečiau sviestuko, druskytės, ten viena ranka kurstau ugnelę, kita ranka ieškau, kaip tą vertimą pataisyti, pataisiau tą vertimą ir dar ten krūvą pridėjau lietuviškų žodžių vertimų ir dar tą visą diskusiją, kai ten 3 ar 4 valandas vyniojasi toliau. Jis jau paskui darosi tiesiog apie... Tu pats negražus, žinai. O šiaip ten kitas toks įdomesnis dalykas, kad visai neseniai išėjo nauja Mastodono versija, kurioje ten keletą naujų funkcijų atsirado, kaip ten kolekcijos ir visa kita, ir ten, reikia dar žodžių išversti. Ir ten frazių visokių. Jo, laimės kūdikis piktinosi čia IRC šitais atnaujinimais. Gerai, ką jūs užmatėt? Oi, aš tai visai džiugiai sudalyvavau ir stebėjau kitą tokį sračių užsisukusį. Tai yra vartotojas Jurkis paminėjo apie tokią naują iniciatyvą pavadinimu Dronų radaras, kuri iš esmės turėtų būti decentralizuotas, crowdsourcintas bandymas aptikti dronus, tai yra susidiegus į androidinį telefono aplikaciją, kuri turėtų klausytis per mikrofoną ir ten aptikus garsą panašų į sraigtasparnio ar ten kokio nors drono ar kitokio velnio ūžimą. Mopedo. Užimą, nusiųsti ją į cloudą ir ten pagal tai turėtų būti trianguliuojama ir visa kita. Visa diskusija Mastodone konkrečiai pakrypo, prasidėjo nuo tokių klausimų iš poros skirtingų žmonių, tai kur sorsai? Ir įvairių kritinių pastebėjimų daugiau ar mažiau, nes nuomonių apie šią iniciatyvą esama įvairių. Kas mane labai nudžiugino, kad per įvairius, sakykime taip, kelius galiausiai ir šios idėjos autorius ir pagrindinis iniciatorius, kaip suprantu, prisijungė prie tos pačios Mastodone vykstančios diskusijos ir pabandė, šiek tiek atsakyti į kai kurios klausimus ir sureaguoti, sakykime taip. Dėl ko aš labai džiaugiuosi. Kaip minėjau, ta nuomonių esama įvairių, kiek tai efektyvu, kiek neefektyvu, kiek šitų sorsų reikia, ką reiškia, jeigu bus visiškai atvira, ar ruskiai, pavyzdžiui, kažką iš tų sorsų galėtų pasimti ir panašiai. Tai va. Aš tai norėčiau pasivisginti uodegą, tai to idėjos autorių, čia toks full disclosure, jisai buvo mano vadovas savo laiku ir mane yra pasikvietęs į dabartinę mano darbovietę, kurioje pats dabar nebedirba. Tai aš jam nusinčiau tą Jurkio postą, tai pirmas buvo
O, sako, įdomu, pirmų numerių įdomu, kad kažkas tai Mastodoną naudoja. Antrų numerių, kad vyksta diskusija ir ten, sako, prisijungsiu, papasakosiu. Sakau, go for it. Tai galimai esu atsakingas už bent jau +1 Mastodono vartotojo, o šiaip tai manau, jeigu iš tikrųjų būtų susidomėjimo iš klausytojų, ta prasme, ar ten iš Fedivisatos bičiulių, tai manau galėtume pasikviesti Audrių į svečius ir papasakoti truputį daugiau. Tik tais, gal, nežinau, neišduosiu niekam čia paslapties kažkokios, tik tais būtų turbūt gėda jį pasikviesti, nes pas jį audio įranga yra tokia, kad mes turbūt visi trys skambėtume kaip iš kibero prieš jį palyginus, bet matysim. Reikia pasikviesti gyvai pas mus. Arba mes galima gyvai pas jį į jo studiją įvažiuoti. Šiandien dar buvo išlindę irgi apie tai, Dainius irgi pasidalino kažko tai, kad į Hacker News tas išlindo ir LRT buvo parašę, kad tai open source'as. LRT reikia kursų kažkokių, kad suprastų, kas yra open source'as ir kas yra crowdsource'as ir kaip rašosi crowdsource'as, nes paskui jį pataisė į crowdsource. Ir dar vienas dalykas, kurį irgi pamačiau, tai irgi tam pačiam, kaip supratau, toj diskusijoje Hacker News tenai kažkas pasakė, kad dabar šitie šahedai jie aukščiau skraido, jų nesigėti jau beveik. Tai ir iš dronistų, vienas veikėjas Mastodone, kurį turbūt aš prikviečiau, irgi pasisakęs buvo prieš kokią savaitėlę, kad iš moderniškų dronų perspektyvos galimai nelabai turėtų veikti tokia sistemėlė, bet žiūrėsim, matysim. Aš tik tai, žinai, norėčiau LRT šiek tiek pagarbos taškų skirti, bent jau dėl to, kad jie turi paprastą formelę, kuri leidžia pranešti apie klaidą straipsnėje. Tai, pavyzdžiui, ten visokias kalbos klaidas, tai man gana dažnai pataiso, kai ten pažymi, pamarkinė, nusiunti, bet su šito open source ir crowdsource, tai, nežinau, šį rytą pažymėjau ir čia, nežinau, 6 valandas nevyko nieko, kol laidulis budulis neįsikišo. Tai pataisė galiausiai ar ne? Tai jo, pataisė į crowdsource. Supratau. Nes aš esu tokių irgi labai akivaizdžių typos, ten spausdinimo klaidų, ten kažkam pirštukai susimaigė pranešęs ir pataisė po ten 2-3 dienų, kur jau niekas ten greičiausiai to straipsnio net nebeiškas. Tai čia antraštė keista, bet būtų įdomu matyti, kiek jie gauna tokių visokių kenkėjiškų ten pranešimų ir gal ten tiesiog jos užpila ir dėl to sunku atsifiltruoti, bet tam irgi yra techninių sprendimų, tai nežinau. O aš tokį irgi čia ne visai techninį, jūsų turbūt techniškesni buvo pastebėjimai ir diskusijos, bet man visai patiko Petro įrašas apie ženklus, kad mes esame pažengusi vakarietišką valstybę ir ten apie visus tos savitarnos užkandžių tenai spintutes ir panašius dalykus ir ten įėjimus į sporto klubus, kur ten gali nesižymėjęs įeiti. Aišku, kaip visada, kiek žmonių, tiek nuomonių, nes iš vienos pusės tai taip, tikrai pas mus situacija labai nebloga yra ir tais visom tais, nežinau net kaip lietuviškai verčias tos honesty boxes ar ne, kur ten palieka pakelėjai ten obuoliukų ar ogyčių ir palieki pinigėlį ir pasiemi. Tai turim šito ir aš atsimenu tikrai, kaip prieš ten daug metų pamatydavau užsieniuose, kad kažkur pakelėjai va taip palikti ir dėžutę su pinigais ir atrodo, kaip taip įmanoma. Galiu pasakyti, prie mano namų yra parduotuvė, kurioje yra gėlių parduotuvė ir tenai nedarbo valandom yra vežimėlis padėtas, kortelių skaitytuvas ir maždaug nusipirki įvedi sumą, kortelę sumoki, laisvas. Prašau, tai dar vienas pavyzdys, kad iš tikrųjų esam jau nebe kažkokie ten barbarai, bananų kraštas, bet aišku, kaip visada ten kilo žmonių, kurie ten turi kitų nuomonių ir apie tuos ten visokius, tai aš irgi atsimenu, čia vėl buvo ganėtinai senai, jau dabar jau tikrai daugiau negu prieš kokius 6-7 metus, bet pas mus irgi vienoje įmonėje, kur dirbau, pastatė va tą, kur ateini, tam pasiemi snickersą, nusiskanuoji, susimoki, tai rašydavo kiekvieną mėnesį administratorė, kad liaudis, kas vyksta ten, minus ten 400 eurų, tai visą laiką atsiranda tų kiauliukų, bet tol, kol tų nekiauliukų yra daugiau negu kiauliukų, tai puiku.
judami prieki. Konkrečiam straipsnėje, tu taip tą akcentavai, kad vat, įvairių nuomonių radosi, bet aš nemanau, kad buvo, ta prasme, kažkokios didelės prieštaros. Aš manau, kad mes visi matom, kad tikrai geriau, kad laikai keičiasi ir žmonių elgesys keičiasi. Čia vėlgi, kaip pavyzdį, oranžinius dviračius paimti galima. Kad toks dalykas egzistuoja ir verslas jį laiko, tai vadinasi, situacija yra pakankamai gera turbūt. Tikrai taip, tvarsa, tai nedarytų niekas į minusą, bet dėl nuomonių, tai žinai, tai tiek tas pats jau tavo minėtas Jurkis minėjo tokį pat atvejį kaip mano, dar reikėtų pasitikrinti, dar mes ne tam pačiam darbe dirbom. Tiek Vaidotas sakė, kad čia ne vien sąžinės reikalas, yra kameros ten sudėtos, taip toliau, bet man pačiam, aš irgi ką atsakiau, man buvo, kad aš reikėjo Santaros klinikose, norėjau ten nusipirkti, atsigerti, kol laukiau, kol bičiulė ten peršves ir priejau lupu tą aparatą, neatsidaro, neatsidaro šaldytuvo durys ir ten praėjo seselė pro šalį tokia pikta, sako, skaityk instrukcijas, o ten parašyta, kad tik tais, kai susimokė, atsidaro, tai matai, ne visur vienodi standartai taikomi, bet mes čia kažką apie kompus, ne apie šaldytuvas be kompų. Apie kompus, ajajus, apie šaldytuvus be ajajaus, ajajų šūdai. Čia šiaip įdomus dalykas buvo Amerikoje, viena įmonė programuotoja, moteris, kaip supratau, tenai priklausanti kažkuriai tenai iš ten tų konfesijų krikščioniškų, išsireikalavo, kad jai nebūtų privaloma naudoti ajajaus, ten rejusos ir kodinant, nes tai prieštarauja jos religiniam įsitikinimam. Ir ji rėmėsi popiežiaus ten tą encikliką, kurią jis paskelbė tenai kažkada ne per daug seniai ir irgi jis tenai ir tą ajajų ir tas socialinius tinklus ne tai, kad kritikavo, ragino žvelgti atsargiau. O jinai pasakė, hebra, čia mano šiaip, prieštarauja mano religiniam įsitikinimam, negaliu. Gerai. Žinai, vieną pasakyti negaliu, nenoriu ten kažką, o kitą pasakyti dėl religinių įsitikinimų. Čia rimta. Ir jeigu atleis dėl to, kad nenaudoji ajajaus, tai gausis leido dėl religinių įsitikinimų. Čia jau, žinai. Ir čia turbūt tvirtesnis argumentas, kadangi remiasi, ne savo asmeniniais įsitikinimais, o cituoja popiežių, kuris bent jau turi autoritetą, pripažinkim. Taip. Man tai tik tais tiek, kad tie tokie dalykai, kai čia pradedi ten religiniais kažkokiais ten, kariauti ten pagal įstatymas numato taip ar vienaip ar kitaip, kai jau su darbdaviu pradedi tokį žaidimą žaisti, čia kaip ir Lietuvoje ne kartą esam diskutavę ten, ką ten leidžia darbo kodeksas, ko neleidžia. Aš sakau, jeigu jau darbe išsitrauki darbo kodeksą, tai jau turbūt pirmas ženklas, kad reikėtų ten tiesiog nebedirbti, nes kai jau pradedi tais dalykais mojuoti, tai tada tu turi būti ten absoliučiai idealus darbuotojas, nes, tiesiog ras prie ko prisikabinti ir praspirs tave vis tiek galiausiai. Bet čia vėl apie žmonių, kaip sakant, human nature, ar ne? O kaip tu traktuoji teisimąsi su valstybe? Pavyzdžiui, teisė dėvėti drušlioką nuotraukoje. Jo, čia šitas tai buvo legendinis, nes, aš tai irgi toks prijaučiantis pastafaras esu. Kas nežinot, kas tai yra, tai pasigūglinkit Flying Spaghetti Monster. Bet jo, čia irgi čia turbūt galima būtų daryti specialų kažkokį epizodą apie kaip ten jaučia. Man tas teisimasis su valstybe, bent jau Lietuvos atveju, tai yra tai, kad labai faina, kai žmonės laimi prieš valstybę, bet kai kalbam apie kažkokias kompensacijas piniginės, tai sumokam visi iš savo mokesčių, tuo tarpu tie, kurie yra atsakingi už ten kažkokį durną įstatymo prastumimą ar neteisingą taikymą ir taip toliau, jiem tai niekaip neįtakoja. Bet jau čia truputį iš šoniuką, tai kalbant apie durnus ar ne įstatymus ir užgaidas, tai turim tokį oranžinį irgi nedviratį, bet veikėjas, gražiai sakykim. Ai, palauk, vėl mus apšauks kokio nors, bet palauk, kas Lietuvoje nemėgsta Trumpo? Nežinau. Esam koks nors projektas, patys žinom ten tų kieno projektas. Tai va tas oranžinis veikėjas Amerikoje paėmėgi ir uždraudė Anthropico, Fable ir Mythos modelius eksportuoti. Ir tas eksportuoti tai ten iki tokio lygio, kad negali netgi naudotis užsienio šalių piliečiai, kurie tuo metu yra Amerikoje, įskaitant paties Anthropico darbuotojus.
Nu tai kas galutinai reiškia tiesiog, kad Anthropicas turėjo išjungti tos modelius, nes tai tarsi neįmanoma patenkinti tų reikalavimų. Ir čia toks visai pliusas yra, kad mes gal šiek tiek su atsilikimu įrašinėjom, nes jau savaitės gal senumo ta naujiena, tai ten per tą laiką visokių ten kilo dalykų, pradedant europiečių cipimu, kad tai mes čia dabar atsiliksime ir kad mums čia reikia dabar daryti savo AI, nes amerikiečiai kitaip čia mus tenai nutručins. Ir tuo, kad čia iš viso buvo nesąmonė, Anthropicas atėjo ir sakė, kad čia ten nebuvo taip, kaip Trumpas sakė, o Trumpas sakė, kad čia dėl to, kad ten tas AI per daug pavojingas. Ir, vienu žodžiu, drama Santa Barbara. Taip ir neaišku, kas ten dėl ko, bet šiaip jau iš to bent jau informacijos, kuri yra viešai pasiekiama, tai iš tikrųjų skamba, kad čia yra ne tiek techninė problema, kiek vėlgi kažkokie tai ego clashes, ego karai nes Anthropicas tengi įžeidė kažkada Trumpą, kad nenuėmė ten, nes iš pradžių sakė, kad jūs nuimkite apsaugas arba mes jums atšauksime visus kontraktus, o dabar jau sako, kad jau čia per pavojinga. Tai, vien žodžiu, nežinau, iš tikrųjų, kodėl mes čia ieškom prasmės, ta prasme, šitos oranžiniai logikoje. Jo, bet man kitoj pusėje buvo įdomu žiūrėti, kaip šitie visi AI bros, kaip jie panikavo. Per 3 dienas taip pripratau ir sumokėjau ten premium planą ir dabar nei pinigų, nei modelio. Ir ten dar kažką, nes tas Fable tie ir panašiai tenai tokenus ryja 3 kartus geriau negu netgi Sonnet ten 4.8, kuris irgi gerai ryja. Tai ten, ta prasme, kaip jie tenai visi panikavo. Irgi su to, kaip sakėjai, tenai, oi čia Europa, čia žinai, čia pasiliks ten akmens amžiui dėl to, kad mums čia šitais neduoda naudoti. Jezu. Man šiaip tas tai iškinsa, kad žmonės dabar tik tai AI su progresu sieja. Europoje tokių atradimų daroma, kur pietų AI neveiktų. Bet čia tema į Mastodoną galim bus numest. Bet kitas dalykas, kuris irgi pasirodo, išlindo, kad kiniečiai ZAI yra tokie, jūs suprantate, įmonė, jie irgi išleido maždaug kelios dienos po šitų Fable ir Mythoso išleido irgi panašius modelius, tenai modelį gal vieną, GLM 5.2. Ir anot jų, aišku, žinai, visi matuoja pagal save, tai jie, kaip šiek tiek atsilieka nuo Anthropico tų Fable Mythoso, bet irgi yra pakankamai galingi. Irgi į tą kategoriją paišosi. Ir jis yra open source, open weights modelis. Ta prasme, jeigu turi ten 200 GB RAM, gali parsisiųsti, pasinaudoti, pasileisti. Bet, 200 GB RAM šiais laikais truputį gal ne kiekvienam įkandama. Bet tai čia vienkartinė investicija, nereikia tokenų šert vis. Šiaip tokių iš smagesnių, tęsiant AI temą, galiausiai užsibaigė Google ir Vokietijos byla, sakykime taip, viename iš Vokietijos teismų, man atrodo, Hamburgo teisme ar Miuncheno teisme buvo ginčijamasi, kas yra atsakingas už AI santraukas, kurios pateikiamos Google paieškos rezultatuose ir klaidinančius referensus bei klaidinančią informaciją. Ir Google'as tuo tarpu bandė barstytis galvą pelenais ir aiškinti, kad čia yra, čia yra tas pats search'as, čia reikėtų taikyti tos pačius reikalavimus kaip ir normaliai paieškai Google, bet rezultate paaiškėjo, kad sąlyginai dažnai, kur kas dažniau negu įprastai, kaip originalų šaltiniai pateikiamos nuorodos į phishingo saitus arba puslapius, kur apsimetinėjama originaliais šaltiniais, ko pasiekoje nuosprendis yra paskelbtas ne Google naudai. Aišku, klausimas, kokios čia baudelės grėsia, bet Google'as susimokės kaip visada. Arba ateis kokią von der Leyen ir sakys, gal ne? Ne, aš nemanau, kad von der Leyen kištųsi į regioninius, federacinius. Čia ta prasme, kažkas tai iš tų, žinai. Žinai, korupcija, lobizmas ir visa kita. Jo, bet nežinau, kažkodėl jau esam nesikį minėję, tiek atviro kodo projektai gana dažnai kreipiasi į vokiškus teismus ir
kažkaip įprastai vokiški teismai labiau būna linkę pasiekti teisybę naudai visuomenės ir to pačio atviro kodo, kiek atmintis neapleidžia ir kiek esam per tos pačius podcastus minėję. Tai aš kažkada senais laikais, kai dar turėjau tą laptopo lipduką in Google We Trust, dėl kurio dabar šiek tiek gėda, bet kas jaunystėje nesąmonį nepridarė, bent jau neišsitaturavau tokios nesąmonės. Tai atsimenu irgi, kaip juokdavomės mes ten iš vokiečių, kad jie vieni pirmųjų buvo, kur ten irgi teismai buvo nusprendę, kad žmonės gali reikalauti Google, kad paslėptų Street View vaizdus ten name, tai sakytų, taigi čia eini gatve, gali, bet vėlgi, čia yra, ten jeigu taip imti tą argumentą, kad čia eini gatve, nufotografuoji kažką, tai čia tas pats, kas ten gali pažiūrėti internetu, ne visai tas pats, čia vėlgi atskira tema, bet tai vokiečiai tokius po truputį, tie dalykai atrodo ganėtinai tokie menkaverčiai, mažareikšmiai, bet jie dedasi, susideda į didesnį dalyką, kol galbūt galų gale ES lygių turėsim kažkokias apsaugas, jeigu, kaip Vytautas sakė, vėl ten von der Leyen neteis ir nenukencelins šito, neatšauks dalyko, nes Trumpas tai paprašė. Bet tai, žinai, bent jau turime vieną ar kelias šalis, kurios veikia kaip gerieji pavyzdžiai. Tai kalbant apie geruosius pavyzdžius, kaip ten su Palantiru ir Šveicarija baigėsi. Tai čia trumpai kontekstui pernai vienas iš tokių Šveicarijos laikraščių, turbūt man regis jis turi ir fizinį prezencą, ir portalą. Tai toks šveicarų laikraštis Republic CH publikavo straipsnį apie tai, kaip čia dabar lietuviškai dėrėtų išversti, maždaug kaip Palantyras strategiškai pamažiukais tampa vis didesnė ir didesnė rizika Šveicarijai. Ko pasiekoje Palantyras padavė šį laikraštį į teismą, ten prašė paneigti visus ten teiginius, gag orderis ir panašiai. Prabėgo turbūt kiek čia pusę metelių ir šiame teisme, Šveicarijos būtent teisme, Palantyras gavo į kaulus. Ten turbūt dėl 16 iš 17 punktų ir kleimų iš Palantyro pusės buvo atmesti ir faktai, kuriuos šis laikraštis publikavo, kalbėdami apie Palantyro problemas ir lobizmą ir šešėlinės praktikas, pripažinti kaip teisėti ir dėl ko irgi faina džiugu. Kadangi teismas nevengė įsigilinti į techninės detalės ir tuos teiginius, kuriuos laikraštis publikavo, pakankamai gerai įsigilinę į problematikas. Tai, o šiaip apie Palantyras vis tiek yra tokia žvalgybinis dalykas jau praktiškai. Tai ką ten Europos žvalgybos perka iš reklaminių duomenų? Tai čia buvo toksai vėlgi raportas Interface EU organizacijos apie vis labiau plintančią praktiką valstybinėms institucijoms, įskaitant ten teisėsaugą ir žvalgybos organizacijas, kad jos perka duomenis iš reklamuotojų, iš AdTech vadinamo. Ir tai dabar netgi turi atskirą pavadinimą, pasirodo, kaip turim ten OSINT, kaip Open Source Intelligence, tai dabar yra AdInt, tai yra Advertising Intelligence. Ir čia labai gražiai įsilieja į tai, ką minėjau irgi praeitam ar čia prieš kelis epizodus, kai šnekėjom apie tai, kad ten telefonai mūsų klauso ar neklauso. Ir sakiau, jeigu klausytų, tai būtų labai paprasta ir labai aišku, nes reali situacija yra daug baisesnė. Tai būtent apie visą šitą situaciją ir pasakoja. Ir pasakoja tai, kad organizacijos, tie reklamos pardavėjai ten ir pirkėjai, kad jie turi tos didelius profilius ar taip toliau, tai čia jau yra tiesiog faktas. Bet apie ką kalba yra ir tas, kad, tai kas čia seka, tai ką čia dabar, aš čia nieko nepadariau, tai ką. Tai ir yra, kad ta informacija yra perkama, parduodama, teisėsaugos institucijos ten naudojasi jom ir buvo padarytas tiesiog toks sistematinė peržiūra teisinės bazės ir panašiai jau iš skirtingų ES šalių, kad labai yra nevienodi įstatymai ir kad įstatymai atsilieka labai nuo ten realybės. Ir kad, pavyzdžiui, jeigu tu, nežinau, Lietuvoje konkrečiai įmant, ar ne, jeigu tavo norėtų skambučių pasiklausyti, ar tai būtų telefono, ar mobilaus telefono, tai turi būti teismo sprendimas ir taip toliau. Tuo tarpu policininkas gali tiesiog nueiti
nusipirkti tos duomenis ten, tavo skambučių duomenų galbūt nebus, bet duomenis apie tave, be jokių teismo sprendimų, be jokių ten, ir kyla tokių tada įdomių klausimų, kaip įstatymai atsilieka nuo kasdienės realybės, bet kadangi įstatymai nuo tos realybės atsilieka, tai mums patiems truputį reikia rūpintis to savo privatumu ir saugumu ir turbūt pats paprasčiausias būdas, ką jau minėjau, tai yra tiesiog naudoti adblockerį arba naudoti netgi kelis adblockerius, ten vienas gali būti DNS lygmenį, kitas HTML lygmenį, bet tiesiog naudokite adblockerį, jeigu dar nenaudojat, pasidarysit savo paslaugą. Čia tu paminėjai vieną tokį, klišinį, neklišinį, jau pakankamai gerai įsigalėjusi naratyvą ir klausimai žmonių pusės maždaug, o tai kam aš įdomus, kam čia mano asmeniniai duomenys įdomus. Apie tai jau turbūt nesikė esame kalbėję, bet šį savaitgalį Malinausko naujas įrašas išlindo. Šten vėl išgirdau tą patį, mano galva, irgi negerą naratyvą. Maždaug, kaip aš jį suinterpretavau, kad tai kas, kad vėl duomenis pavogė, nes jau visi duomenis išvogti, jau visi, kam reikia, jau viską turi ir žino, ir tie visi duomenis plaukia, tai kam čia dravargintis toliau. Visą gyvenimą atbloko nenaudojau ir viskas gerai buvo, ir jau kam reikia, kas reikia, tas tą turi, tai kam man dabar pradėti naudoti atbloką. Čia aš vėlgi išverčiau konkrečiai situacijai, truputėlį pakeičiau naratyvą, bet labiau kontekstas buvo apie vagystės iš ten visokių RC ir panašiai. Toliau, šiaip jeigu jau apie korporatyvinius šiūdus šnekam, taigi Elonas Muskas tapo trilijonierium, nes SpaceX paleido IPO. Kas yra IPO? Tai reiškia paleidžiamos prekiauti akcijos viešai, ne? Man atrodo, Vytautai, tu neteisingai skaitai, čia nėra akronimas, čia yra IPO. Ne, tai Muskas tai daro, tai taip, matai, trūksta vienos O. Tai IPO yra Initial Public Offering, nežinau iš tikrųjų kaip lietuviškai verčiasi, bet, tas pradinis akcijų pasiūlymas turbūt, kad tai kai kompanija iš privačios pereina į viešai prekiaujamą kompaniją. Ir čia buvo tas toks momentas, kur nežinau, iš kur pas mane to naivumo tiek 40 metų šitą žemėje nugyvenus, bet aš kažkaip vis tikėjaus, kad gal ten tos rinkos, sureaguos, supras, kad čia kažkoks, gal žmonės nepuls ten nieko Ne, velnio, pasileido. Tai akcijos ten šiaip nebuvo, kad kažkaip kosmiškai labiau pašoko negu ten, kad buvo numatyta, aš ten dabar tiklių skaičių neatsimenu, bet faktas tas, kad tiesiog, tai Maskovaitas per naktį tapo trilijonierium ir jis yra pirmas pasaulio trilijonierius, o prie ko čia visas korporatyviniai yra jau šūdai, tai yra iš tikrųjų, kad jeigu paklausi žmonių, ar žino SpaceX ir jeigu jie žino, tai greičiausiai žino dėl ten Starlinko interneto ir galvoja, kad tai yra kažkokia tai kosmoso kompanija. Ir raketų. Falcon. Kad čia jie yra kosmoso kompanija ir panašiai, bet ten irgi yra labai, čia galima, turbūt atskirą epizodą būtų įrašyti, bet esmė yra tokia, kad realiai visas tai, ką jie siūlo, tai ten kosmosas yra 14% kompanijos ten galimos vertės, o visa kita yra 86% yra AI-us iš principo ir kadangi ten to savo XAI-us ten jie ten nelabai bevysto ir ten jau suprato, kad nepasivys kitų, tai perėjo dabar į tą verslą, kad tiesiog nuomoja serverius kitam AI. Žodžiu, iš principo SpaceX yra tiesiog AI-us kompanija. Ir tokia yra šiokia tokia baimė, gal čia gal labiau tarptų skeptikų, kaip ten mes, aišku, yra AI bros, kurie paaiškintų, kodėl mes neteisūs, bet kad tiesiog čia yra toksai pabaigos pradžia ir kad čia jau galimai bus ta vieta, kur AI-us burbulas sprogs, dėl to, kad kompanija, kai jau išeina viešai į viešą prekybą, tai tada turi daug daugiau atsakomybės jau šitiem shareholderiam. Jo, tai dabar sulauksim ten ketvirčio rezultatų, kai tie akcininkai, dalininkai pradės tenai reikalauti kažko arba išsireikalavę ten neišsireikalavę pradės pardavinėti ir ten kristi akcijos ir taip toliau. Vėl yra ten šiai dienai, čia reikėtų pasikviesti finansų ekspertą, bet panašu, kad akcijų rinkos yra truputį pervertintos šiai dienai, tai galimai šitas SpaceX'as bus pabaigos pradžia.
Arba mes būsim visi neteisūs ir pirštukais badys AI brauzimus ir sakys, žiūrėkit, turnelį. O kaip tu manai, spės serverius tarnybinės stotis paleisti į orbitą SpaceX'as ar ne? Nes čia vienas iš tų jų projektų. Manau, kad ne tik, kad nespės, manau, kad net nebandys, dėl to, kad tai yra absoliučiai nesąmoninga idėja. Jeigu paskaityti ten normalių, ta prasme, fizikų ir ten kosmoso ekspertų, ta prasme, nesąmonė yra serverį paleidinėti į kosmosą, bet ir tiesiog, kai iš dabar žmonės sakys, kad, oi, žiūrėk, tu tenai šitas, kaip ten, netikša, netikėtojas, ar ne, ta prasme, tai aš priminsiu tą mintį, kad jau pagal Elonijų, tai jau mes jau turėjom būti nusileidę Marse ir ten turėti kolonijas. Tai vat taip ir laukiam tų serverių kosmose. Ko dar laukiam? Apie saugumą sulaukiam. Taip, mūsų ten RC ten duomenys bėga, sveikatos duomenys ten apie daktarus bėga, bet yra ir Fortinetas, kuris šiaip, tai kaip suprantu, užsiema saugumo užtikrinimu įmonėms. Ir ten kažkas nubėgo. Jo, vat Fortinetas konkrečiai tokia amerikiečių kompanija, kuri, kaip suprantu, kuria produktus, saugumo produktus, kaip ten firewallai, ugnesinės ir įrankiai, skirti aptikimui nutekėjusių duomenų. Ir kažkaip čia prieš savaitėlę kokią išlindo vienas veikėjas, kuris pasidalino failais ir screenshotais, maždaug čia radau atvirų tekstų kažkokią tai Open Directory su rusiškais dokumentais ir krūva Fortineto, čia būtent VPN-o veikiausiai, ir kurios čia paslaugos slaptažodžių, su domenai, su prisijungimo vardais ir ten visa kita. Ilgainiui su tuo veikėju susisiekė šiek tiek didesnė organizacija, kuri apsiema analizę ir security research'u, tokia Hudson Rock, su jais pasidalino visais šitais duomenėm ir ta chebra padarė šiokią tokią analizę ir priėjo prie tokių išvadų, kad kažkokiu tai būdu, kol kas neaišku, kokiu būdu yra nutekėję Fortineto klientų prisijungimų už keliasdešimt tūkstančių. Kas yra įdomu, kad tie slaptažodžiai yra pakankamai ilgi ir sudėtingi ir kaip aš apskritai prie šito straipsnio priėjau, tai man patraukė akį screenshotas iš viso to straipsnio ir visų šitų susirašinėjimų, kadangi ten vienas iš paminėtų slaptažodžių buvo ten mokyklos stiprus slaptažodis 1, 2, 3, 4 ar kažkas panašaus. Kaip pavyzdys labai stipraus slaptažodžio, kuris šiuo atveju nepadėjo. Na ir kurį laiką šią savaitę vis buvo spekuliuojama, kaip čia visi šitie duomenys nutekėjo, kas čia vyksta, čia brute force'as kaip ir nelabai turėjo padėti, čia vienaip ar kitaip buvo prieita prie visų šitų nuotekų. Tai esmė tokia, kad visame šitame dalyke, visuose šituose dokumentuose ir nutekėjusiuose prisijungimuose papuolė ir kelios valstybinės institucijos, tai yra Lietuvos valstybinės institucijos, kaip ten valstybinis studijų fondas, teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, kas čia tokia departamentas turbūt prie aplinkos ministerijos, ten keletą privačių įmonių, ten porą gimnazijų, ten dar kažkas. Ir ką tai reiškia, tai veikiausiai jų susirašinėjimus galėjo snūpinti kažkas. Galimai, gal ir tie patys ruskiai, o kaip prie to priėjo, kol kas iki galo nėra žinoma. Ir galutinė einama tokia teorija yra, kad konkretus Fortineto įrankis, apie kurį kalbama straipsnėje ir visame šitame researche, veikia taip, kad konfiguracinėme faile slaptažodis figuruoja atvirų tekstu tol, kol pirmą kartą adminas neprisijungia. Tai galimai esmė tokia, kad kažkas ten paleido tą sistemą suktis, ugnesinės ir visa kita. Ir savo laimingai gyveno, nesirūpino jokia priežiūra, net nepabaksnojo ir viskas kažkokiu tai būdu iškeliavo piktavaliam. Bet čia toks jau vėlgi daros tokia tematika, nes kaip tik dar šį savaitgalį važiuodamas automobiliu klausiau ten istorijos šito Darknet Diaries apie tai, kaip Sophos firewallą irgi buvo ten nulaužę, ten kinai dominavo, bet čia jo, tas įdomu tiesiog, firewallas iš principo, firewallo prisijungimai ir administraciniai dalykai turėtų per internetą nebūti niekaip iškišti, tai čia tokia labai klasikinė klaida, bet įdomu, kad kokie kiekiai tų kompanijų ir instansų tam pažeidžiami. Ir šiaip įdomu, pasižiūrėjau Lietuvoje, tai pats Fortinetas rašo, kad Žalgirio 90, tai čia man
praktiškai per langą galėčiau jam pamojuoti, kad turi savo ofisą. Bet įdomu, ar jie patys pardavimais ir užsiema, nes dar daug, kad kažkokia Avedus LT kompanija yra, kurie irgi Fortineto diegimais užsiema. Tai bet ką norėjau pasakyti, kad jie turbūt turės darbo dabar čia, kol visus užkamšys klientus. Bet tai žinai, čia tie lietuviški klientai, tai čia tik žiedeliai buvo, ten labai toks, atrodo, didelė problemytė, kadangi ten tiek ir visokių NASOS kontraktorių, subkontraktorių, karinė technika gaminančių kompanijų, ten tie patys, nežinau, kas ten Cisco, ne Cisco, kažkas iš tokių didesnių korporacijų, panašu, kad taipogi papuolė į šitą lauką, tai implikacijos, nėra labai malonios. Tai kaip Malinauskas sakė, tai ką, visi viską turi. Viskas pavogta, išvogta, tai ką mes čia darom, einam malaus gert geriau. Vasara karšta. Kad jau toliau einam, gerai, kas ten apie... Mykolai, tu čia pasakyk, čia per daug techniška. Šiaip dar vieną tokią infekciją užmačiau, kur labai ilgas detalus straipsnis, kaip ten Hebra ardė ir galiausiai išardė, išsiaiškino, kaip dalykai veikia, bet trumpai drūtai, bet šiandien aš norėjau paminėti labiau sofistikuotas phishingo atakas, kai yra apsimetama legitimių kokio nors produkto arba to produkto plugino ar kažko tai puslapių. Ir atėjus vartotojai įvairiausiais būdais, tais pačiais būdais, kuriais mes bandome apsiginti nuo botų, šis phishingo saitas bando taipogi apsiginti nuo botų ir tik legitimiems vartotojams paduoti infekuotus instaliacinius failus ir nukreipti ten per pro Cloudflare visus tunelius ir vamzdyną iki infekuotų failų, o security researcheriam, kurie bando analizuoti infekciją ir visus tarpinius dalykus, pateikti legitimius instaliacinius ir legitimius failus. Konkrečiai čia kalba sukasi tokios kompanijos Checkpoint Research tyrimą miniu ir konkretų straipsnį ir panašu, kad pagautas už čiuprynos tinklas, kuris būtent ir bandė atakuoti saugumo ekspertus, kadangi buvo apsimetinėjama tokių įrankių kaip Hydra ir ten Hydros pluginų ir dar ten keliasdešimt panašių įrankių puslapiais ir instaliaciniais ir update'ais ir ten visą kitą. Labai rekomenduoju paskaityti straipsnį, baisiai detalus ir baisiai komplikuotas visas infekavimo kelias ir ten bandymas apsimesti. Kas liūdniausia, kad didžioji dalis endpointų, kurios pavyko aptikti, pakišti po Cloudflare, kuris kaip ir skirtas apsisaugoti iš esmės nuo problemų. Ne, tai čia apie šitą kalbėjom prieš kelis epizodus. Cloudflare'as jie sukuria problemą ir sukuria sprendimą. Tai tiesiog daro taip, kad jie visą laiką būtų reikalingi. Jie parduoda ir užslaptinimo paslaugas ir apsisaugojimo nuo ten distributed denial of service ir panašiai. Tai. O grįžtant truputį arčiau namų, jau ką ir Vytautas buvo užsiminęs ten dėl RC domenų ir e-sveikatos, tai čia vėl mes truputį gal kažkiek pavėluotai, bet dabar galima po tą karštą komentarą dar vieną iššauti. Tai po to, kai jau pakalbėjom apie RC, tai išlindogi e-sveikatos nutekėjimas, kur konkrečiai gydytojų pavogė duomenis. Ir Gytis Repečka buvo užsiminęs Fedivisatoje, tik mačiau, kad ten po spinelę, tai negalėsim palinkinti, bet kad yra LRT straipsnis ir ten kalbina ekspertą ir kad minima, kad tai čia dabar e-sveikata, ten duomenis pavogė dėl to, kad atviro kodo programą naudojo ir ta atviro kodo programa, tai čia Apache Superset, kuri yra naudojama ten duomenų analizė iš principo. Ir keliose buvo skirtingose vietose tas, kad atviras kodas, su tokia mintelė, kad atviras kodas yra blogai, nes žiūrėkit, čia kaip viską galima pavogti. Ir tada toksai tas ironijos posūkėlis toksai įvyko, kad tą pačią savaitę, tai dar vieną tarpelį praleidau, tai atviras kodas yra blogai, bet žiūrėkit, registrų centras, taigi kraustosi į Oracle duombazės, tai čia dabar jau būsim visi saugus ir viskas bus gerai. Ir čia tas įvyksta tas ironijos posūkis, kaip sakau, kur išeina straipsnis, paaiškėja, kad Oracle PeopleSoft
soft programinė įranga, kuri yra uždaro kodo, buvo nulaužta ir labai aktyviai išnaudojama Shiny Hunters tokios grupuotės, kurie šituo ransomware užsiema, nežinau, kaip išpirkos programišiai, nežinau, kažkaip taip. Tai ta prasme, oi, kaip gerai naudosim Oracle ir būsim saugus, bet va čia Oracle irgi. Ir aišku, šituo atveju tai jau kažkaip tai pas mus labai nutyli, niekas Oracle nekaltina, viskas gerai, nes reikia toliau migruoti dalykus į multimilijoninius Oracle kontraktus ir taškyti mūsų mokesčių mokėtojų pinigus toliau. Tai. O kalbant apie mokesčių mokėtojus ir kitus tenai veikėjus. Zuokas paskelbė savo kandidatavimą į Vilniaus vėl merus, ta prasme jis negali, bet. Tai reikia balsuoti, kiek galima. Tai buvo. Šimašius nieko nepadarė, Benkunskas nieko nepadarė, žvyrkelius asfaltuoja aplinkui, ta prasme nėra kur graveliumbinti, kas čia yra, reikia Zuoką. Tai tas bent jau pavoks viską ir nereikės, ta prasme, nieko nesfaltuos, tai liks gravel. Oi, atsiprašau, čia ne apie tai podcast. Bet iš pačio Zuoko irgi pavog galima, ne? Ne, ką Zuokas tikrai padarė, tai, turbūt labiau ne pats Zuokas, o Zuoko komanda, sakykime taip, labai sėkmingai padalino visiems savo pasiekėjų asmens duomenis, dėl ko galima tik paploti. Pasileido savo rinkiminės agitacijos puslapį ir tame puslapį iš esmės buvo galima labai tvarkingai pasižiūrėti, kokie žmonės, kokius jam asmeninius komentarus nusiuntė, kas pasirašė norintys prisijungti prie partijos ir netgi iš Zuoko šito agitacinio puslapio mailo pasiuntinėti mailus pasauliui. Jo, tai ten ta svetainė Vilnius gali buvo labai akivaizdžiai su liaudiškai tariant vibe kodinta, kaip ten lietuviškai slop, nežinau. Yra koks lietuviškas vibe kodą? Man atrodo, dar nėra tokio normalaus. Nėra. Tai gal kada nors sukursim. Spangalas. Slopas tai spangalas, tai prispanktas prisvaikstas pensas. Sprangis pasvetainė. Gerai, VLKK tau duoda 5 taškus už bandymą. Pastangą. Tai jo, tai ten labai matosi yra ten pasižiūrėt gali. Tai visų pirma, netgi copyrightas uždėtas 2027, tai čia irgi dar mes su Laimės kūdikiu ten truputį bandėm aiškintis, ar čia jie į ateitį žiūri, ar čia tiesiog, kadangi vibe kodino, tai įkodino kažką, bet tenai labai aiškiai su vibe kodinta ir ten tiesiog buvo naudojama duomenų bazė, kurios, ta prasme, API raktai tiesiog plaukiojo pačiose užklausose. Ir tada pasiemi tą API raktą, išsilistini, nežinau, išsivardini tuos endpointus, ten truputį pašaudai, tai va, jo, tiek nuo komentarų galima buvo matyti, kas ten vyksta, tiek ir asmeniniai duomenys žmonių, ten telefonai, adresai, kurie ten patikėjo, norėjo prisijungti prie Zuoko, tai valio. Tai, bet mano tokiom žiniom galimai buvo atitinkamos institucijos informuotas, bet nepanašu, kad tom institucijom ten kažkas labai rūpėjo. Buvo ir patys autoriai informuoti, tai bent jau čia, kad nebūtų visiškas stumykla liaudiškai tariant, tai buvo informuoti per mažiau negu 24 valandas problemą išsprendė. Aišku, garantuoju, kad tų žmonių ten norinčių, kurie buvo pasirašę, jų tikrai neinformavo, nors pagal įstatymą priklauso, bet čia jau, jeigu institucijom neįdomu, tai jau mes tikrai nespręsim duomenų apsaugos klausimų. Bet man čia, matai, toksai, tu prieš tai e-sveikatą minėjai, tai abudu atvejai primena tą ir senesnį e-sveikatos incidentą, kur Veryga vaikėsi ir grasino bičeliui, kuris tiesiog pasižiūrėjo, į kokį JSON-ą jam grąžino saitas. Jeigu saitas tau labai gražiai grąžina visus raktus ir informaciją, kurios tu neturėtum matyti, bet tu tiesiog atmerki antrą akį ir pamatai, tai... Bet tarkim, tuo pačiu vėlgi tos Zuoko svetainės atveju, tai ta svetainė paleista ten gal kovo mėnesį ir tarp komentarų, kuriuos galimai teko man matyti savom akim,
tai tenai matosi, kad jau ten nuo kovo mėnesio yra, kad tenai, užsidarykite savo saugumo skylės, čia galima be pribojimų siūsti. Tai tik tais klausimas, ar niekas nesuprato, kad be to, kad nusiųsti informaciją galima ją ir pasimti atgal, ar kaip tik suprato ir patiliukais tiesiog kasdieną nusisiurbinėdavo, kas čia dar naujo palaikoma. Vėlgi, liksim nesužinoję. Vėlgi, kaip ponas Malinauskas sakė, viskas jau išvokta, tai ką čia rūpintis. Siūskit okui savo duomenis, važiuojam toliau. Šiaip kas įdomu buvo, kad ir ten tų testinių pačių autoriaus buvo komentarų, kur ale testiniai, vėlgi su ten mail ir panašiai. Taip. Gerai, važiuojam toliau. Vėlgi, viena iš tų temų, kurią mes taip gal plaukime pamažiukais į linksmesnės naujienas arba kažką, kas primena linksmesnės naujienas, tai mūsų mylima atvira kodą. Taip. Tai aš norėčiau pareklamuoti ir priminti vieną tokią veikėją Eleną Rosinį, kuri pasišventė nuo paskutinio, koks ten tas buvo ES renginys didžiulis, kuriame buvo pristatytas V-Social. Išleido dar vieną publikaciją, kurioje paburbėjo, kad tas V-Social yra visiškas gaidys ir pakartojo, kad yra visiškas gaidys ir argumentavo tuo, kad tai turėjo būti kaip ir atviro kodo projektas. Tai kurį laiką buvo atviro kodo projektas, bet tiesiog atviras forkas nuo AT proto, tai yra protokolo, ant kurio sukasi Blue Sky. Ir galiausiai tai kažkaip tai didžioji dalis kodo pradingo iš viešų repozitorių ir jeigu tas projektas vis dar vystomas, tai jis vystomas uždarai. Ir kita Elenos problema su šiuo visų projektu ir plėtotė buvo ta, kad kaip ir ES, kaip ir ploja katučių, bet V-Social, priminsiu, visgi yra privačių kompanijų vaikas ir jau egzistavo toks projektas nevyriausybinės organizacijos, kuris vadinasi Eurosky, kuris jau egzistuoja, jau veikia, kuris taip visgi yra to pačio Blue Sky'aus principų pastatytas, bet jis yra atviras ir valdomas nevyriausybininkų. Ir ten keletas žinomų vardų yra atviro kodo pasaulyje. Tai ten su tuo W-Social, tai man atrodo, irgi kažkur mačiau paminėjimą, kad čia toks vos ne kaip bandomasis, nežinau, bandomasis bandymas, labai gerai pasakiau. Nes ten esmė yra, kad visas tinklas yra tik tais verifikuotų vartotojų. Tenai negali užsiregistruoti kaip pačkiukas 1, 2, 3 ir važiuoti. Jo, ten turi dokumentą uploadinti. Taip. Ir dėl to mūsų draugė Uršulė ir tenai Europos komisija ir ten visi kiti už to labai nors įdomu, kaip Europos komisija verifikuojasi, tai nėra asmo, bet nesvarbu. Tai jie tenai labai irgi stumia tą tinklą, nes čia vis dar yra susijęs su to, kad nori Europos Sąjunga ir ten visas pasaulis nori suregistruoti tos interneto vartotojus, nes neduok dieve kažkas tenai anonimiškai nusipirks žolytės ar ten kažką. Tai čia toks, sakėm, kad linksmesnės naujienos, bet iš tikrųjų tai netokios ir linksmas. Tokios pačios iš tikrųjų. Jo, bet šiaip išvada vėlgi yra, aš nežinau, aš tai nelabai manau, kad tas, bet kuriuo atveju tas tinklas ten paplis. Manau, kad kaip ten bežiūrėtum Mastodonas ir Fedivisata šiai dienai išliks populiaresni, bet pasmatyt, aišku. Tai tokia viena smulkmenėlė, mes, nežinau, praeitą mėnesį turbūt gavome barti nuo vienos naujos Mastodono vartotojos, kad, gal truputėlį daugiau pagarbos reikėtų Uršuliai ir vadinti ją ne tik ne tik pagrindiniu vardu, bet aš dabar jau pamiršau. Šito negirdėjau feedbacko, labai atsiprašau. Uršuliai von der Lauk. Uršuliai iš Leino. Iš Leino, taip. Uršulė von. Tai iš. Ne, tai tiesiog Uršulė von, o paskui jau, kai nusipelnys, kaip sakant, pridėsim, ką ten trūksta. Tai gerai, tai apie tas linksmas naujienas, ar ne? Mūsų tokios linksmas naujienas, kad afigėt, kaip sako draugai maskoliai, kurie yra nedraugai visai. Jūs, archyvistai, pasidžiaukit eilinio euro bėdom, nes jau gal 3 kartą. Aš tai čia jaučiu, aš kadangi vėlgi susireikšminęs aitišnikas, tai čia žiūrėkit, atėjo Karolis, pradėjo Arčą naudoti ir pasipylė Arčui problemos. Nesusireikšmink, žinok, iki tavęs buvo problemos su Arču.
Palauk, leisk man pasivizginti uodegą. Na, iš esmės pasipylė mailing listuose ir visokiose čatuose, forumuose, Matrixuose skundai dėl vieno iš Arch Linux projekto ir infrastruktūros pavadinimu AUR. Arch User Repository, ar ne? Būtent. Taip. Ir esmė tokia, kad ši infrastruktūra ir šitos vartotojų repozitorijos yra skirtos būtent vartotojams. Bet kas gali įdėti savo paketą, aprašyti, kaip jį subildinti, bet kas jį gali susinstaliuoti ir panašiai. Ta infrastruktūra egzistuoja, aš jau nežinau kiek metų, turbūt panašiai kaip ir pats Archas. Ir dalis žmonių ją labai džiaugiasi, kadangi ten atsiranda visokių paketų, kurie jau yra pasenę, pavyzdžiui, kokie nors ten driveriai, OpenCL ar ten senos vaizdo kortos, ar ten koks nors kitas daiktas, kuris nepapuola į oficialią repozitoriją, kurioje paketai yra prižiūrimi ir griežtai maintaininami ir jeigu nesiregistruotas ir patvirtintas, tu ten nieko negali pakeisti, tik tai paprašyti, kad pakeistų. Tai šioje AUR repozitorių visatoje, turbūt taip reikėtų pasaulyje, pakeitimus gali daryti bet kas gali pridėti paketų. Tai prisijungus Karoliui prie Arch Linuxo pasipylė į šias repozitorijas krūva infekcijų. Tai yra masiškai buvo pradėtos pridėjinėti papildymai skriptams, kurie subildina paketus. Įprastai ten viena kita eilutė papildoma, kaip ten suinstaliuok NPM ir tada su NPM suinstaliuok ten kokį nors ten JavaScripto infekuotą paketą, kuris pasirodo yra infostyleris ir ten vagia piniginės ir ten visą kitą. Ir Auras liepsnojo jau kurį laiką ir ten gana intensyviai ir aktyviai nubudusi penktadienio, turbūt ar šeštadienio rytą bendruomenė skenavo visus ten aurus, gaudė paternus, pagal kuriuos šitie paketai yra modifikuojami. Ir turbūt vienas iš tokių įdomesnių dalykų buvo tai, kad šitie pakeitimai buvo daromi apsimetant paskutinių kontributorių paketų. Tarp jų papuolė ir keletas lietuvių, kurie turi savo AUR repozitorijas ir ten pasidėję kažkada atnaujino ir atsirado krūva botų, kurie pasižiūrėdavo paskutinių kontributorių arba autorių paketo ir įkišdavo savo šūdą. Tai bendruomenė ir Auro kaip infrastruktūros maintaineriai sugebėjo bent jau kažkiek apsivalyti. Vienu metu ten kalba sukosi apie ten, atrodo, arti poros tūkstančių, jeigu ne 3000 infekuotų paketų. Ir galiausiai pasipylė turbūt 3. ar 4. banga šito, sakykime taip, infekavimo, kai buvo įterpama į buildo skriptus arba ten konfiguracinius failus rusiškas tekstas, kurio aš iki galo nesupratau, bet Vytas labai konkrečiai ir aiškiai įvardino ir aš kaip tik tuo metu jau buvau spjovęs į šitą reikalą, kaip nafik tas Auras, nenaudokite Auro, gal galėtum patikslinti, kaip su to rusišku tekstu buvo ir kas ten per velnės. Ten buvo bent jau tas rusiškas tekstas, kurį perskaičiau, tai buvo maždaug paaiškinta, kad šūdas ta jūsų distribucija, o jeigu jau tokį šūdą naudojate, tai bent jau Auro nenaudokit. Ir džiaukitės iš vis, kad aš jums čia tik tai pranešimą įmečiau į skriptą, o ne virusiuką dar įmečiau. Ir naudokit tą ir tą ir tą. Albaniškas virusas, o ten su albaniškais šnekom tenai pas Rusijoje dar gilios tradicijos tokios labai įdomios, kurių čia neverta aiškinti. Tai bet čia panašu, kad buvo tiesiog ta paskutinė banga, tai kažkoks oportunistas prišoko, dar ten rado kažką, tai vėlgi niekaip neteisinu jo tokių metodų, bet nebuvo tikslas ten kažką pavogti, tiesiog įmetė ten keiksmažodžių negražių, nes ta mintis, kad nenaudokit AUR, tai vėlgi, čia toks labai dviveidiškas, dviprasmiškas dalykas, nes aš Arch Linux, kaip jau gyraus ne kartą pradėjau visai neseniai naudoti, bet iš kur aš apie Archą sužinojau ir kaip man tai būdavo bandoma parduoti visų ten žmonių išskyrus Mykolo turbūt, kad oi, Archas tai turi ten AUR ir ten viskas yra supakuota, nes ten jeigu žiūri Fedora tenai, jie neleidžia to, jeigu ten žiūri Debianą, jie nepriima to, o Auras čia viską ten tau visus uždaro kodo, atviro kodo, ką tik nori, tą ten gausi. Ir tai toksai kaip vos nepagrindinis tas selling point, pardavimo taškas, nežinau, esmė. Ir tuo tarpu dabar išlenda toksai atvejis ir ten nemažai tų iš bendruomenės ten žmonių sėda ant to savo aukšto arklio ir rėkia, kad tai nenaudokite Auro. Tai, nežinau, aš iš savo pusės tai šiaip naudoju
Aur naudoju ten labai, kiek dabar žiūriu, 5 turiu įrankius susidėgęs iš Auro, nes, kitur jų nėra, bet jo, čia reikia tiesiog, naudotis truputį galvą ir čia tas pats tinka galų gale ir ten, nežinau, Windows'am, jeigu, nežinau, naudoji Windows'u, yra žmonos kompiuteryje Windows, daug metų sukasi, nebuvo jokio viruso, nes, tiesiog nespaudinėja beleko, tai taip pat ir su Auru turbūt. Aš nemanau, kad yra teisinga sakyti, kad čia yra šaukimas nuo aukšto arklio, kadangi mano galva tai yra pasakymas labiau, jeigu nesuprantat, ką darot, nenaudokit Aurų. Aš manau, kad žmonės pripažįsta, kad yra galingas įrankis, didžiulė bendruomenė ir ne veltui, visi puolė valyti šitą Aurą ir įrankius atnaujinti ir ten visą kitą. Bet tiesiog trūksta žmonių, maintainerių trūksta, pradėkime nuo to. Standartinėse repozitoriuose ten yra žmonių, kurie ten sėdi ir maintainina 300 paketų, pavyzdžiui, kas yra fucking darbas. Ir čia toks labiau, generiniai masiai pasakymas, nenaudokit, vietoj to, kad pasakytų, žiūrėk, jeigu tu naudoji, tai pasiskaityk šitą vykį, ir žiūrėk atsargiai, kokie yra rizikos faktoriai, ką tu ant savo galvos prisiemi ir panašiai. O turint omeny, šiaip dauguma eilinių userių, to jeigu naudoji, kas toliau, tai nebeskaito. Tai ko pasiekoja, vėlgi tie patys, kur tu, Karolis, sakai, ant aukšto arklio žmonės, išleido įvairių papildymų ir apsaugos priemonių įrankiam, kurie leidžia greičiau operuoti šitais visais Aurais, šitom repozitorijom, automatiškai apie atnaujinimus siųstis ir panašiai, kurie iš esmės bando apsaugoti tuos žmonės, kuriems sakė nenaudoti. Sakau, man prieštarauja šitam įsitikinimui, kad nuo aukšto arklio. Kad jau pasakėjai apie trūksta maintainerių, tai Skurlo autorius išeina atostogų. Bet čia nėra, kad tik tai Skurlo autorius, čia tiesiog visas Skurlo projektas realiai išeina atostogų ir man tai yra labai sveikintina. Jie tiesiog pasakė, kad žiūrėkit, mes nuo tada iki tada, dabar neatsimenu tikslių datų, nežinau, ar čia labai aktualu. Iki rugpjūčio 3. Jo, tai nuo Liepos 1 iki rugpjūčio 3 išeina atostogų ir nepriims jokių ten saugumo pranešimų, ta prasme nieko ten netaisys ir jam velniop. Ir čia aišku, čia galima kiek diskutuoti šitais klausimais. Aš truputį vėl taip į save nagus palenksiu, irgi pajutau tą momentą, čia šią savaitę įsidegiau Parallel įrankį, kuris leidžia tiesiog paralelizuoti terminalę ten komandas ir paleidus įrankį, jis ten išmeta pranešimą, kad čia jūs turite, jeigu naudojate akademiniam ten dalykam paleisti komandą Parallel, ten brūkšnelis, ten sutinku įrašyti ten kažką, ir tiesiog sustabdo tavo skriptą ir aš toks vos nesupikau, kaip jie čia drįsta, jie čia man sugadino skriptą, čia, panašiai, bet buvo kaip apie Arsinką, ten irgi kalbėjom, ar ne? Bet tada toks, galų gale toks pagalvoja, nepatinka pasivaikščiok po turgų, tai yra atviras kodas ir ypač tais atvejais, kai žmonėm tai, nėra mokama už tai ir panašiai, tu tiesiog pasikliauji jų gerą valią. Tai tuo tarpu su Kurlu, aš man rods, kad ten nėra taip jau visiškai, kad jie visai, ar ne? Jo, jie labai konkrečiai pasakė, jeigu jūs turite commercial supportą, jeigu jūs mokate už palaikymą, tai viskas tvarkoja, susisiekite mumis per čia. Jeigu turite mokamą palaikymą, kas yra fair enough, prašyti susimokėti už paslaugą 1 mėnesį per metus. Jie ne apie tai kalba, bet jo, čia tas yra, kur priklauso ir, nežinau, aš vėlgi savo kiekvienoje darbovietėje, kiek dirbau, visą laiką sakau, žiūrėkit, tai gal galim ten kažkaip tai paremti, čia kažkokia ten biudžetas, ten kažką, čia įrankius, bet kai kur pavyksta prasimušti vienkartinį, kai kur ten tekia pavyka prasimušti ir pastovę ten kontribuciją kažkokią, bet žinai, visuose darbovietėse, kiek su IT dirbau, yra naudojami, atviro kodo produktai, kuriuos, kažkas parašė, kažkas leido savo laiką ten ir, kur mes realiai uždirbom iš to pinigus, bet atgal, čia irgi buvo ten senų straipsnių, kur ten skaičiavo, kiek tenai, dabar jau tik nebeatsimenu, ar ten milijardų ar trilijonų tenai verta visa atviro kodo ekosistema ir kiek realiai, žmonės ten geriausiu atveju tai
kažką, vat, kaip ir tas pats kurlo autorius, jį buvo Mozilla pasamdžius ir leido jam ten tiesiog toliau dirbti prie kurlo, kol jis ten darė kitus dalykus. Tai čia yra toks, nu, turbūt geriausias dalykas. Nu, arba ten Linuxo atvejais, ar ne, kur ten Linux Foundationas moka jam pinigus. Bet dažnu atveju tai tiesiog yra kažkieno hobby projektas ir ten dar subėgė visi tenai per galvą atranko, kad žiūrėk, kaip tu čia dabar neužsipildėjai, nesustvarkėjai ten kažkokių tenai formų ar ten dar kažko. Tai kaip sakant, čia va ta geroji nata, ar ne? Tai palinkėsim Danieliui, kuris beje visai neseniai buvo Lietuvoje, gal kas buvot, matėt iš mūsų liktais nieks nebuvo, bet tai palinkėsim jam gerų atostogų ir straipsnėje va ten toks gražus ledas įdėtas ir aš dabar labai užsimaniau ledų. Čia tik tai toks klausimas pabaigai, o ką mes su atostogom planuojam? Ar jau patostogavom visi patyliukais? Nu taigi buvom savaitę čia padarė pertrauką, tai viskas, atostogos baigtos, kapuojam. Ne, tai mes kaip gitarėmės, kad vasarą tokia pasiderinsim, tai galim kartais nepataikyti į tvarkaraštį. Jo, galim kartais nepataikyti, galim, žinai, jeigu labai karšta, galim numirti, nu tai tenai tada viškai gali ilgiau šitas matavimas užtrukti. Tai čia. Bet čia yra kitas dalykas, apskritai mūsų podcastas yra gana nišinis, sakyčiau, bet jeigu užpildysime dar vieną nišą, kurie neišeina vasarą atostogų, manau, bus tik į naudą. Tai jo. O kad jau vasara, užsipirkit pas Laimės kūdikį marškinėlių, atributikos ir šaltibarščiai, šakočiai, bitoldas ir visa kita. Jo, Redbubble buvo 40% nuolaida, tik nes nežinau, ar iki tol, kol išleisim dar bus, bet jeigu bus, tai, nu, tai net jeigu nebus, galit pirkti. Jo, pasirodo, sakė, kažkas irgi nusipirkęs yra kažką ten su kompais atributikos, ne tik mes vieni. Čia jau įdomiau, tai labai ačiū už tai. Jo, o jeigu šiaip nenorit pirkti atributikos, bet norit mum pastatyti kažkokio gėrimo gaivaus, tai turim kofį. Ir šiaip visokias nuorodas, kur, ką, kaip ir su kuo valgyti ir ką ten daryti, tai surasit aprašyme epizodo puslapio. Kažką ten su kompais LT. O pamatę bitoldą, griebkit ir kalbinkit. Į snukį negausit greičiausiai, net jeigu ir ne mes. Niekad negali žinot, kas ten tos marškinėlius nusipirko. Tai iki kito karto. Iki. Neiškepkit.